Lietuvos edukologijos universiteto rankininkai pergalinga gaida pabaigė savo pasirodymą Roterdame vykstančiose Europos universitetų sporto žaidynėse. Kovoje dėl 5. vietos mūsiškiai rezultatu 40-27 pranoko Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto rankininkus. Karolio Kaladinsko auklėtiniai į priekį pabėgo jau pirmoje mačo pusėje, kurią laimėjo dvigubai – 20-10. Leu rankininkai saugų pranašumą išlaikė iki pat mačo pabaigos ir šventė pelnytą trečiąją pergalę turnyre. Lyginant prieš 2 metus, kai vieną pergalę pasiekėm, šiemet 3 pergalės, 3 pralaimėjimai. 5. vieta nėra taip jau blogai, bet žiūrint į aukštesnės pozicijas, nors manau, mums nulėmė grupės rungtynės, kada mes galėjom pasiekti savo pergalę, pasiekti tą galbūt 2. vietą, kur leistų gal palankesnį varžovą turėti ir tada būti ketvirtė, bet ką padarys, yra kaip yra, mūsų išretino traumos ir tai tikrai nėra blogiausias variantas, ką mes galėjom turėti. Ką reiškia 30 įvartis? Tai yra komandos tokia kaip tradicija, kai 30 įvartį įmetęs žmogus komandai turi po varžybų atnešti dėžę alaus. Martynas Balevičius, Andrius Kazokaitis, Roterdamas.